Ir aš ką noriu turbūt irgi visų miestelėnų vardu, kad tai mes tenai tai buvo visokių ten privažiavusių svetimšalių, tų visokių mūsų, aš tada neišsakiau to, kad nepagalvotų, kad mes čia labai užsiėmėm kažkokiu padvažiavimo. Aš noriu tikrai nuo pat pirmos minutės mes jautėm labai tvirtą petį, taip, tai mūsų mažą administracijos direktorius. Jisai sakys, faktiškai mes tiek atkovojom beveik 4 centus miestelėnam ir vos ne 8 centai Šventupiškiui. Bravo! Šilumos klausimo aš dar tik tai kelias mintis. Šiai dienai, atvirai sakau, laukia tik tai mūsų signalą. Laukia Vilnius, Kaunas, Prienai, Trakai, Druskininkai. Dar neaišku, buvau savo gimtajam Joniškį, jie ten biškį jų situacija kitokia. Jie neišnuomavo, o pardavė. O kai pardavė, jau tada biškį. Taip, kad dėl revoliucijos paskelbimo signalo tik tai laukia mūsų, kada jeigu tik tai mus pradeda skriausti arba kitus pradės skriausti, mes visi einam vieni kitiem padėti. Čia tą, ką mes priėmėm anam mūsų surinkime. Ukmergės miesto bendruomenės tarybos pareiškimas Ukmergės spalio 11 dieną dėl šilumos kainų gyventojams nustatymo. Seimo pirmininkiai, rajono savivaldybės tarybai, Ukmergės šiluma, Ukmergės butų ūkis, valstybinių kainų ir energetikos kontrolės komisija. Ukmergės miesto bendruomenės daugiabučių namų butų savininkai per 2010 metus vadovaudami valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, toliau komisijos UAB miesto energija dokumentais Ukmergės rajono laikraščio Gimtoji žemė publikacijomis, Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės įsakais atliko šios šilumos kainų nustatymo analizę. Miesto bendruomenės taryba sudaryta šio klausimų sprendimui daugiabučių namų butų savininkų iniciatyvinė grupė nekartą reikalavo iš Ukmergės energiją nuo 2008 metų miesto energiją pateikti davinius, kuriais remiantis jie teikia tvirtinimų šilumos kainas, kad ir negaudami pilnos prašomos informacijos, kruopštaus analitinio darbo pasiekė nustatė, kad per 2001-2010 metų laikotarpį daugumai miesto šilumos vartotojų kaina padidėjo daugiau kaip 7 kartus. Nustatyta, kad UAB miesto energija pažeisdama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnį ir 30 straipsnio reikalavimus įtraukė investicijų sumas į šiluminių mazgų pertvarkymą esamų skaitiklių pakeitimą kitais. To pasekoje naujai sumontuoti šiluminiuose mazguose skaitikliai pradėjo fiksuoti 3, net 4 kartus didesnių šilumos suvartojimo kiekius. Apmokėjimo kainos didėjimų įtakos turėjo komisijos sukurta kainos nustatymo metodika šilumos vieneto baziniai kainai. Čia netgi kėlė tą klausimą, nors mane už tai po to putavojo mūsų signataras Grinius, aš nesupratau, kodėl jisai pats kėlė klausimą, dabar tą atsiminė. Jos per minimą laikotarpį padidėjo bazinė kaina, padidėjo 2,2 kartą. Į bazinę kainą neteisėtai įskaičiuojamos investicijos, nes įtraukiant į kainas amortizacinius atskaitimus ir nuomos mokesčius, visos investicijos privalėjo būti vykdomis šiomis lėšomis. Ta ir net akcentavo ir Seimo audito komisija. Taip, kad mes čia nieko nesigalvojame. Neteisėtai įtrauktos privalomo kuro atsargų lėšų kaupimas, būtinosios šilumos perdavimo kainos, konsultavimo mokestis ir kitos. Kažkodėl į kainą įtrauktos ir sumos, kurios skirtos tariamai patirtam nuostoliu padengti. Tariamai todėl, kad UAB miesto energija faktiškai gavosi pelną, bet sutarusi su komisija paskelbė 3,6 milijono nuostolio, kad jinai apturėjo per mus. Tai paaiškėjo ištyrus komisijos ir UAB Ukmergės energiją dokumentus. Ir čia yra, kaip tik aš jau biškelį trumpinsiu, gerai Roma, nes čia ir yra mūsų neprašio Romo ir yra paskaičiavimai, iš ko susidarė tie nuostoliai. Taip, kaip matome, ir pačiai komisijai pateikus, o tie daviniai, komisija juos ramiai priėmė tuos tokius falsifikuotus dalį. Kaip matome, tikėti nei komisija, nei UAB miesto energija negalima.
Todėl reikalavimą perėmus į šilumos ūkio valdymo funkcijas UAB Ukmergės šiluma, bendraujant su UAB Ukmergės butų ūkis, taikiai be teisinių institucijų įtraukimą laikė 30 parų savomis lėšomis, kaip reikalavime įstatymo 15 straipsnis, sutvarkyti gyvenamųjų namų šiluminių mazgų apskaitos prietaisus, likviduoti šiuo metu neteisėtai įrengtus cirkuliacinius srautus, sukeliančius iškreiptų davinių fiksavimą, sudaryti su vartotojais teisingas, suderintas su daugiabučių namų iniciatyvinės grupės nariais sutartis. Tai yra su bendruomenės mūsų, kad ruošiant sutartį ir pasirašant dalyvautų aktyviai ir bendruomenės nariai, o ne taip, kaip kad mes gaudavom tik tai gatavą jau sutartį, jam galėdavo pasirašyti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 5 straipsnių ir 30 straipsnių nurodymų, Ukmergės rajono šiluminio kainų perskaičiavimą reikalavome vietoje šiuo metu pastoviai kviečiamos kontrolės ir bazinių kainų nustatymui nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga nevilskins bazinės kainos perskaičiavimą. Taip pakontroliuoti prašome komisiją kontroliuojančio Lietuvos Respublikos Seimo. Ir dar yra čia kainų paskaičiavimo priedai. Tai va tokia mūsų pareiškimą mes ir atiduosim, kaip minėjau, patiem minėtiem adresatam. Informacija dabar dėl to kreipimąsi, kur buvo tada mes parašėm. Tai jau sekantį trečiadienį mes važiuosime į Seimą. Ir kur atidedam į prokuratūrą, jau jis buvo, šiandien buvo rytais. Ir kad dėl šitų neteisėtų veiksmų nustatant kainas ir dėl nuostolių padarytų miesto gyventojų. Kas turit namuose, kokių dokumentų senų, tie apmokėjimo kvitelių, kokių nesvarbių sutartys, kokias su šiluma, atneškit mums ir mes nunešim prokuratūrą atiduoti. Dar kartą labą vakarą. Aš norėčiau pradėti kaip tik nuo šito jūsų rašto. Iš tikrųjų, mes savivaldybė ir Ukmergės šiluma nieko nesistengsim slėpti nuo bendruomenės. Aišku, sužinosit per jūsų atstovus, tas, kas yra išrinkta jūsų taryba. Mes tikrai tas kainas derinsim ir rodysim, iš ko jos susideda tos kainos, kokias dujų kainos, kokias kintamos, kokias nekintamos kainos. Taip, kad čia nebus taip, kaip buvo pernai užpernai, kai jie viską nuo mūsų slėpė, netgi mes savivaldybė nežinojom, ką jau žino žmonėm, ukmergiečiam žinoti apie kainas. Tai iš tikrųjų, aš jau ne vieną kartą sakiau ir dar kartą pasikartosiu, kad iš tikrųjų būsit supažindinami prieš kainų siuntimą į kainų komisiją, kainų siuntimą į tarybą patvirtinti ir taip toliau. Tai va, o šiaip tai šiandien noriu pasakyti, kol ekstremali situacija galioja, bet kokias miesto energijos siunčiami kviteliai ir pinigų skolas kažkokias, jie dar ten nors, viskas ekstremalioj situacijai galioja tik Ukmergės šilumos išrašomos sąskaitos. Tai, kas yra už karštą vandenį, užupį nuo seniau, Duksinos kvartalai biški jau gerokai vėliau, Maironio gatvėje dar vėliau. Taip, kad kai jūs gausit Ukmergės šilumos sąskaitas, tai jūs tikrai galite drąsiai jas apmokėti, jos yra teisėtos. O miesto energijos šiai dienai jų licenzija yra sustabdyta ir čia įsiaiškins teismai, kiti organai, kada kas kiek kam skolingi mes būsim. Sustabdyta. Nuo kokio mėnesio sustabdyti ir nuo kokios datos? Sustabdyta. Ir šiuo metu turiu pasakyti, kad iš tikrųjų situacija yra valdoma normaliai, visos katilinės veikia, išskyrus Šventupę, kuri kūrenasi Juvena, visos kitos katilinės veikia kūrenamos dujų. Dujų tiekimas yra, normaliai, viskas tvarkoja, be jokios panikos, kartais miesto energija bando čia kai ką pasakyti, kad neteisėtai, dar kas, viskas čia teisėtai, viskas tvarkingai. Iš tikrųjų, labai Ukmergės šiluma dirba, Maironio gatvė eina prie pabaigos, paleistos trasos visos, sutvarkytos, šiandien dar baigia užpilinėti paskutinius galus trasų. Taip, kad dar pils skalda, bet ko gero šiemet matyti jau nebespėsim išasfaltuoti, vien dėl to dalyko, kad užsitęsia trasos darbai. Ir jeigu mes šiemet bandytumėm asfaltuoti, kitais metais po žiemos galim ir įgriovų, ir įdubimų sulaukti, kad pinigai bus lyg išmesti, bet tai nereiškia,
kad iš tikrųjų visi gyventojai prie savo namų turės privažiavimus, bus skalda, tas kelias bus žiemą normaliai valomas, taip kad, aišku, ištisinis asfaltas būtų gal ir geriau būtų, bet čia grinai dėl ūkiškumo ir tuo labiau, kad tai yra 2 metų objektas, jo pridavimas tik kitais metais, taip kad tą gatvę galutinai tvarkysim pavasarį. Bet šiaip privažiavimai visur bus viskas tvarkingai. Kiek galėsim, kiek pajėgs Ukmergės keliai, mūsų tikslas vis tik tai sujungti gatvę, kad būtų šaligatviai padaryti šiemet. Visi Maironio gatvės. Ir aš tikiuosi, kad tą suspėsim padaryti. O sakykit, kiek laiko ta ekstremali situacija gali tęstis, kad neatimtų Katilinės? Čia ekstremali situacija dabar ir yra tas uždavinys, nežinau, čia mes rytoj renkamės kalbėsim. Vakar buvo meras staigiai išplėstas 3:30 Vilniuje į kainų komisiją, bet ten protokoliškai pasakė, vyksta teisiniai ginčiai, licenzijos nedasim. Na, tiek ir to pasakymo buvo. Taip, bet aš manau, kad jie čia spalio rugsėjo 17 Ukmergės šilumos buvo pateikta prašymas dėl licenzijos, praktiškai jie per mėnesį turi atsakyti, tai va, suėjo 30 dienų, sukvietė paskutinę dieną ir pasakė, kad kol kas licenzijos neduos. Bet tai anos įmonės licenzijos sustabdyta, o mes veikiam pagal ekstremalią situaciją. Ir toliau veikiam. Bijau pasakyti, mums reikia normalios licenzijos. Tai jeigu mes licenzijos negausim, eisim kitais būdais ir kitais keliais. Yra konsultantai, yra kam padėti mums ir spręsim. Tai va, o šiaip tai aš gal kuris vienas kitas namas neturi, šiandien skambina iš Vytauto 35, kad šiluma jiem netiekiama, bet ten 4 būtų namas, pasirodo apskaita yra išimta, bet artimiausiam dienom šiandien dėl rytoj ta apskaita bus įdėta, tai tikrai gyventojai turės šildymą. Aš manau, kad šildotės visi jau, nes oras šaltas. Tai va, tai apie šilumą. Galima žiūrėti, atsakyti, kaip su kadrais, kaip dabar sukomplektuoti, numoja. Na, su kadrais situacija yra tokia, kad daugmaž kadrai sukomplektuoti, vieni atėjo, padirbo, išėjo, bet atėjo kiti, laboratorija sukomplektuota, sakyčiau, pakenčiamai, normaliai. Aišku, ateityje mums tų kadrų reikės dar kokių 4-5 žmonių, bet tai šiai dienai galim prinkėti. Aišku, jie visi žmonės surinkti iš kitų.